Taigi turim patikrai prieš pirkimą Mercedes-Benz A klasės 20 metų. Žodžiu, panaudosim mano buvusį megztuką. Normalūs garažiniai supras, buvusius rūbus reikia tinkamai panaudoti. Ok, alyvos lygis netoli maksimumo. Peugeot. Fiksatorius. Kur čia tie duslintuvai, čia imitacija. Nu ką, pasikuriam paklausyti, ar yra pašalinių garsų. Iš pirmo žvilgsnio variklis pašalinių garsų labai nekelia. Nepaisant to, kad jis yra Peugeot 1.5, jis dirba kaip traktoriukas. Taigi automobilis vertas tolimesnės patikros. Nu ką, pasimatuojam kėbulą su mėgstamiausiu perpardavinėtojo aparatu. Nu ką tu galvoji, dažytas sparnas ar nedažytas? Palauk, kitas rodo. Gal tik perlakotas? Jo, bus perlakotas. Čia 116 mikronų, čia 180 mikronų. Kiti traktuoja, kad tai nedažyta, nes nežino, kaip naudoti šio daiktų. Bet aš tikrai žinau, kad dažyta. Surandam didžiausią kiekį, nufotografuojam, paaiškinam ataskaitoje klientui, kiek tai gerai ar blogai, kokios gali būti pasekmes. 100% ten tos pusės sparnas ir abi durys buvo dažytos. Vairuotojų pusės turiuomenį. Nes čia 113 mikronų, o ten 180 mikronų. Arba keistos į naujas, arba tiesiog perlakotos. Mes tai išsiaiškinsim. Atsižvelgdami, kad šis sparnas ir tos dvi durys buvo dažytos, tikrinam, ar nėra sukinėti varžtai sparno. Nes gali būti buvo stipresnė avarija, negu tiesiog perlakavimas. Galbūt buvo pirktos naujos dalis ir perdažytos. Bet jeigu matom, kad nesukinėti ir nėra čia dažymo, tad galim traktuoti, kad buvo lengvas perlakavimas. Vat jeigu ateitumėt, pasižiūrėtumėt į durų varžtus, kurie tik 170 mikronų, 180, jie yra sukinėti ir aprūdyje. Va, matosi sukinėtas varžtas. Nu, kaip ir minėjau, tos dvi durys ir priekinis sparnas dažytas, buvo durys nuiminėtos. Iš esmės nieko rimto, kad tos durys buvo dažytos ir nuiminėtos, nes dabar glaisto nėra. Vidiniai statramšiai nedažyti, negalim traktuoti, kad kažkas blogai itin. Nes dažymo kokybė visai nebloga. Nu ką, tikrinam kėbulo defektus vizualinius. Jau bematuodamas dažų storį mačiau, kad jų tikrai nemažai yra. Nu jo, realiai subraižyta, reikia kaip minimum poliruoto, gal net ir dažyti. Fotografuojam defektuką. Lempa priekinė rasoja. Realiai automobilis nebuvo gerai nuplautas iš po vasaros, nes matosi dar vis likę labai daug vabalų įdaužų. Ar kaimynas blogas, ar šaka buvo. Bet čia realiai 3 detalės pažeistos. Jo, ir ką jūs manot, galvojat, matytume tokį defektą lauke prie -12 apsnigtą šalusią mašiną? Kažin. Taigi bent jau prūžiką naudokite, jeigu pirksit mašiną tokio oro. Galėjo būti kitoj pusėje, va čia tokie keli brėžimai ir dėl to perdažytos tos durys. Kažkas su raktu paėmė, prabrėžė ar per krūmus pravažiavo kažkaip. Viskas, tiek tai reikia čia. Kažin, kodėl čia rasos lašų yra. Reikia pasigilinti. Nu ką, tikrinam saloną, matom, kad reikia cheminio valymo. Tikrai, plyšų sėdynė, dermantinas visgi čia. Lengvai plyšta. Ženkliukas buvo užkabintas. Neįsifiksuoja. Aplamai kalbant apie šitą A klasės mersiuką, tai jis turi bombinę komplektaciją. Burmeisteris, 360 kameros. Didelė planšetė, šildomas verstas sodos, alkantaras sėdynės. Asistentų, man atrodo, dar yra šoninis asistentas, ne? Linijos, distronikas, bomba. Nu ką, diagnostiką nuskenavom, matom krūvą klaidų. Variklio kompe viena klaida. Spėju, kažkas bus su turbina.
nes matosi alyva rasoja prie jos. Daug neaktyvių klaidų, tiesiog buvusių užfiksuotų. Nėra taip, kad šviežiai buvo daryta diagnostika tik prieš atvažiuojant pas mus. O ir aplamai kalbant, Mersas labai jautrus, įtampų šuoliai ir meta klaidas. Nors detalė veikia, viskas gerai, bet jis vis tiek užfiksuoja. Tikrinant gyvus parametrus per visus valdymo blokus, galim spręsti, kad rida tikra. Matosi daug fiksavimų, viskas kaip ir sutampa. Nu ką, turim padangas visiškai išmetimui. Tokiu oru važiuoti absoliučiai nesaugu. Pažiūrėkit, lupas padangas. Viskas, ragas jums. Iš vidinės pusės gal žmogus nepasižiūrėjo, nors išorinė pusė irgi tragedija. Galinės irgi plikos, bet stabdžių diskai kaip nauji. Kėbulas dažytos 3 dalis, nubrėžtos 3 dalis, galinė arka, abi durys šoninės. Turi priekinis buferis rimtų įbrėžimų, reikia naujų padangų, verkiant reikia naujų padangų. Turbina rasoja per šaltą dalį, per įsiurbimą. Dangtelio tarpinę reikia keisti, o daugiau bendras nusidėvėjimas natūralus. Nu ką, reikia įderinti kainą, suderinti tokią protingą, kad klientams tiktų ir pardavėjui būtų pakankama. Varom viršų. Kiek ten jos kaina yra įmesta? 19 500, už kiek atiduotum? Už 19, ne? Nes principą, ką aš randu iš defektų, reikia naujų padangų, nubrėžtos yra 3 detalės, matyti, ten 2 duris, galinė arka. Jo, ten po to turbina biški parasoja prie įsiurbimo, prie šaltos dalės, per dangtelio tarpinę truputį rasoja, jau irgi šiaip reikėtų keisti, jeigu Mersų centrą atvažiuotum, sakytų, reikia keisti dangtelio tarpinę 100%, o dėl turbinos ten gali būti gumytė, arba pati turbina jau pavargus biški, šiaip jinai neišvilpia, traukia, ten klaidų nemeta ties ją. Kol kas ten nereikia remontuoti, bet ateityje tai reikės. Po to, kas ten dar 3 dažytos dalis, priekinis sparnas vairuotojo pusės, abi durys vairuotojo pusės, bet be glaisto kokybiškai viskas normaliai. Aišku, reikia verkiant poliravimo, priekinis buferis ten gerokai pabražytas, sėdynė jo paplyšus. Už 18,5 atiduotum šiaip? Manau, protinga kaina būtų ir nebūtų skaudu pirkti jai. Susitvarkytų tą dangtelio tarpinę, pasidarytų reikiamus remontukus. Manau, labai protinga kaina būtų 18,5. Tai va, tie 500 papildomi būtų kaip didelis paskatinimas pirkti. Gera komplektacija, MG paketas, burmeisteris, čia asistentų yra. Bet matai, dar kėbulą reikia poliruoti ir 3 detalės dažyti, jeigu taip žiūrėtumėm. Šiaip ir tą priekinį buferį tikėtina, kad nepavyks nupoliruoti, ten reikės irgi dažyti. Pabandom, aš viską, šiaip atvirai dirbu. Galim skambinti va klientį, prie tavęs pašnekėsim, pažiūrėsim, kaip reaguoja į defektus. Sveikas, Martynai. Labas. Modestas iš auto patikros skambina. Tai va, patikrinu Mersiuką, dar visi esu su automobilio pardavėju, esat ant garsiakalbio, dabar jumis irgi girdi, noriu papasakoti trumpai apie mašiną. Tai va, yra buvusios dažytos priekinė pusė, priekinis vairuotojo pusės sparnas, durys abidvi, tik perdažytos, glaisto nėra, dažymo kokybė pakankamai tikrai gera. Visą kėbulą tikrai reikia poliruoti, yra daug smulkiai brėžimų, nuo vabaliukų įdaužų, ant priekinio buferio, ant kapoto išlikę, ten pagriaužtas lakas. Po to yra perbrėžta galinė arka ir abi duris, ten jau tikrai reikia dažymo, niekaip kitaip nebeišsaugosim. Reikia padangų žieminių, verkiant visiškai. Prie turbinos šaltos pusės yra alyvos parasojimas. Dangtelio tarpinė irgi rasoja alyvą, reikia keisti. Po to ant priekinių lempų yra mažų lašiukų vandens, dar nepakankamai daug, kad reiktų remontuoti, dar galima tempti. Po to vairuotojo sėdynė yra įplyšus. Ten reikėtų kampą siūti. Rida tikra, rimtų klaidų nedega, važiuoja viskas pakankamai normaliai ir kas ten dar smulkus keliai brėžimai. Bet va tokia situacija, reiktų pridėti rankų prie jo ir sakau, kaip ir protinga kaina būtų 18,5 pardavėjai, bet jis sako vis dėlto 19, prideda tos ratus. Tai nežinau, kaip jums atrodo, kokia ta kaina tiktų. Galbūt dar mažesnė arba dar didesnė, sakykit atvirai. Dabar girdys jums.
Ne, didesnė tai tikrai ne. Logiška. Didesnė ne. Nu, aš visai norėčiau, kad dar bišį gal nuleistų tada. Nu, protingai būtų. Norim 19, Jo. bet... Aš galiu pasakyti. Būtų gerai. Galiu pasakyti, kiek kainuoja dangtelio tarpinės keitimas tarp 3 ir 400 eurų, kad viską kokybiškai padaryti su alyvos keitimu, nes reikia keičias to pačiu ir filtras. Ten nemažai darbo, purkštukai išsiima. Po to dėl turbinos į ateitį ją tikrai reikės restauruoti, bet gal pasiseks už kokių 10, 20, 30, 40 tūkstančių kilometrų. Greitų metų nebus. O kėbulo poliravimas apie 400 eurų, kad kokybiškai. Detalės dažymas dėkit 200 eurų. Ten, nu, galima užsimerkti, nebūtina ten dažyti, poliruoti, bet vis tiek, kada pardavinėsit, jūs, nu, tai turėsit atsižvelgti. Tai vat. Kiek jūs norit nuolaidos, sakykit atvirai? Nu, bent porą šimtų dar norėčiau. Kaip manot? Tai tvarkoj, porą šimtų galim sutarti. Super, dylas įvykdytas beveik. Dar aš jums atsiųsiu ataskaitą, viską susižiūrėsim ir sukontaktuosim. O šiaip bendrai sumo mašina gyva, prižiūrėta pakankamai gerai. Nieko rimto nėra. Jo, brida tikra, važiuoklė tvarkinga, apynų į stabdžių diskai, kaladės, variklio skyriui pašalinių garsų nėra, pavarų dėžė veikia puikiai. Tai, principė, viskas gerai. Nu, man atrodo, pagal automobilį ta kaina visai normali, nes nelabai ten kažką daug, kiek žiūrėjau, tai čia visai padori būtų. Jo, manyčiau, kad tikrai padori kaip tokiu metu su tokia rida ir tokia komplektacija, nes čia komplektacija kaip tokiam Mersiukui tai yra bombinė. Tai vat. Ok, Martynai, tvarka, viskas, išleidžiu pardavėją, atsiunčiu jums ataskaitą, dar pabaigiu patikrą ir sukontaktuosim. Nieko prieš būtumėt, jeigu pafilmavęs tavo automobilio patikrą įkelčiau internetą? Tai aš tai ne, jeigu pardavėjas tinka, tai jokie. Visiems tinka, viskas, super. Gerai, tada gerą vakarą, iki. Ok, gerai, iki. Super, greit dylas padarytas, minimali nuolaida, pirkėjai nereikia tiek. Geras pardavėjas, geras pirkėjas, viskas super. Tai va, ačiū tau.